Labadiena visiems besiklausantiems, mano vardas Artūras Virbutas ir mes tęsime mūsų susitikimus iš ciklo Gyvename ir sugyvename. Šiandieną vėl sėkmingai kalbinam psichologą, psichoterapeutą Algirdą Petronį. Labadiena. Sveiki visi. Kalbamės apie poros santykių raidą ir dinamiką, tačiau visą laiką prisimenam išeitinę nuostatą. Ta, kad kiekvienas asmuo, kiekvienas žmogus nori būti mylimas, ar ne? Kiekvienas žmogus ilgisi artimų pasitikėjimų grįstų santykių, kuriuose gali jausti saugus, gali skleistis, gali augti kaip asmenybė ir lygiai taip pat auginti ir rūpintis savo santykiais arba taip vadinamais mūsų santykiais. Ir šiandieną mes nagrinėjom vieną iš savybių, stiprinančią artimumo pajautimą santykiuose. Mes šiandieną kalbam apie įsipareigojimą. Tai gerbiamas Algirdai, iš tikrųjų, kiek įsipareigojimas yra svarbus ir kuo jis yra svarbus kiekvienai porai? Tai aš turbūt pradėčiau nuo to, kad jeigu įsipareigojimą suprasti kaip nuostatą, veikti ir elgtis tokiu būdu, kad santykiai tęstųsi, vystytųsi, gyventų, kad jie būtų kokybiški, tai yra viena iš svarbių meilės savybių ir netgi tyrimais tas yra, kaip čia, atrandama, įvardinama, bet čia tą ir sveikų protų galima irgi taip pat suprasti, kad nuostata rūpinti santykiais, juos auginti, kurti, kaip sakiau, tai yra vienas iš meilės kokteilio komponentų, kuris lygiai taip pat svarbus kaip ir romantiški, erotiški jausmai, ar kaip gili draugystė, ar tas emocinis artumas, ar ne, kas būtų tie pirmi du komponentai, tai šitas trečias, tai yra įsipareigojanti nuostata tiem santykiam. Ir kai dažniausiai diskutuojama, kalbam be įsipareigojimą, tai tokie iškyla du truputį skirtingi, bet ir susiję dalykai. Tai vienas yra toks asmeninis atsidavimas santykiam, tas įsipareigojimas, kuris kupinas tokio asmeninio atsidavimo, noro išlaikyti ir pagerinti tuos santykius, rūpintis kitų žmogum ir tarpusavio santykiai, kokybė. Ir antras momentas tai būtų toks, ribos arba taisyklės tarsi, kurių mes laikomės. Tai yra, mes nedarome dalykų, kurie griauna tos santykius ar kurie skaudina kitą žmogų. Ir tai yra tas įsipareigojimas kaip tam tikrų apsiribojimų ar tam tikrų apribojimų savo prisiėmimas. Ir tai yra du skirtingi dalykai, kurie abu yra labai svarbus, būtent šitom įsipareigojimo laikysenoje. Iš to, ką girdžiu, tikriausiai galim daryti išvadą ar bandyti daryti išvadą apie tai, kad vis tik tas atsidavimas ilgalaikį, tam ilgalaikės perspektyvoje savo mylimo asmens gerovėje ir mūsų tarpusavio santykiams iš tikrųjų pranoksta ten kokius nors akimirkos jausmus, momentinius pagavus ar dar kažkokius impulsus. Sakyčiau, kad atsidavimas tai yra tokia bazinė bendra nuostata ir bendra tokia kryptis bendro santykio ir gyvenimo ir ryšio. Tuo tarpu momentiniai įspūdžiai ar impulsai gali būti patys įvairiausi. Du žmonės, kurie yra labai atsidavę vienas kitam, jie iš tikrųjų kartais gali susipykti, jie kartais gali jaustis nuliūdinti, jiem kartais gali norėtis distancijos, fiziškai tiesiog pabūti atskirai ar psichologinės distancijos. Tai tas gali būti, bet tai nekeičia tos bazinės nuostatos ir čia labai tampa svarbios tos taisyklės, tie apribojimai. Tai vis dėlto, o kas yra leidžiama mūsų santykiuose, kas ne. Kokių mes taisyklių laikomės, kurios tarsi sukuria tą saugumo jausmą, kad situacija vis tiek išlieka prognozuojama, net jeigu jinai yra turbulentiška. Čia galbūt, jeigu taip paprasčiau galėtume lyginti panašiai kaip su poilsiu, jeigu norim truputėlį atsitraukti ir pailsėti viens nuo kito, tai vis tik tais turėtume turėti taisyklių rinkinį, kaip ilsėsimės. Neseniai kaip irgi girdėjau radio laidą apie procedūras sveikatinimo ir sakė, kartais klientai atvažiavę, sako, mes norim taip ir tada, sako, mūsų kaip medicinos personalo pareiga paaiškinti, kad dėja taip negalima, nes iš tikrųjų tai pakenksi labiau savo sveikatai, negu padėsi su tokiu poilsiu. Tai čia taip galėtume truputį paralelę išvesti apie tą
Ir čia yra svarbu tas to vyro ir moters gebėjimas šiuo atveju prisijimti tuos apribojimus ir suprasti, kad jie yra svarbus santykių elementas, svarbi santykių dalis, nors jie visada turi ryšį ne tik tai su tokiu mūsų santykiu, bet ir su visų kontekstu gyvenimo. Tai yra ir socialinė aplinka, draugų ir šeimos spaudimas irgi įtakoja, finansiniai sumetimai, jie irgi yra tam tikrą prasme ribojantis faktorius įvairiuose pasirinkimuose, kalbant pavyzdžiui, kaip pora svarsto ten skyrybų galimybę ar panašiai, rūpestis vaikų gerovė arba baimė prarasti ryšį su vaikais. Moraliniai veiksniai, įsitikinimai žmonių. Tai yra visi šitie faktoriai, jie taip pat prisideda prie to ribų ar apribojimų jausmo. Ir tai yra santykių dalis, tačiau jie ir stabilizuoja. Nes be ribų ir suvaržymų ir to suvaržančio įsipareigojimo pora neišgyventų santuokoje ilgiau negu keletą metų, nes grinai būtų pakilimai ir nuosmukiai tarpusavio santykių tokio pasitenkinimo ir tada ten to nuosmukio metu kažkuris priimtų sprendimą, nes nebūtų to įsipareigojančio, stabilizuojančio faktoriaus, kuris iš tikrųjų skatina ieškoti sprendimų. Ir dažnai čia tas skirtinga yra nuostata, kad poros, kurios turi daugiau tų ir ribojančių nuostatų, kad jos deda daugiau pastangų tarpusavio santykių kūrimui, atkūrimui, problemų sprendimui ir taip toliau. Aišku, čia gali būti kitas kraštutinumas, sakysim, smurto atveju ar dar, tai tie ribojančios nuostatos jos kaip tik gali tapti spastais ir čia jos jau turi savo tokią šešėlinę pusę, kad kartais, jos irgi gali, apsunkinti galimybę aukai ieškoti pagalbos ar panašiai. Tai čia jau tokie, ekstremalūs atvejai, bet mes turbūt daugiau kalbam apie žmonės, kurie neturi šito plano problemų. Taip, aš manau, kad mes besąlygiškai sutinkam, kad tais paminėtais ekstremaliais atvejais reikėtų iš tikrųjų būtinai kreiptis pagalbos, būtinai reikia stabdyti, išeiti iš to žalojančio rato ir iš tikrųjų pačiam ieškoti pagalbos. Bet galbūt labiau mes vis tik žvelgiam į tą įsipareigojimą būtent per liudijimą, apie tai, kad žmogus savo įsipareigojimų liudija ir kad jisai investuoja į bendrą mūsų santykį, į bendrą gyvenimą, galbūt taip galima sakyti. Ir čia turbūt, kad suprasti santykį tarp tų apribojimų ir atsidavimo santykiam, tai ir atsidavusios ir dėl to laimingesnės, pavadinkim, arba daugiau to džiaugsmo santykiuose išgyvenčios, ir mažiau atsidavusios, ir mažiau džiaugsmo išgyvenčios poros, ir vienos ir kitos gali turėti panašų kiekį tų apribojimų, kuriuos yra prisijėmę. Ir apribojimai patys savaime nesukuria santykių kokybės, kaip jau minėjau, bet jie yra labai svarbi, toks pagrindas, kuris padeda kurti tą santykį, kuriame yra daugiau atsidavimo. Nes jis saugo santykius ir kitą žmogų, ir mane, ir kitą nuo sužeidimų. Taip, klausant apie tuos įsipareigojimo ribojimus, atrodo taip, kad dabar atsitinka taip, kad meilė gaunasi sąlygiška. Nors mes vis turim tokį visuomenį, tokią nuostatą apie meilę, kuri yra besąlygiška meilė. Tai kokia vis tik jinai yra sąlygota, su sąlygom ar besąlygiška? Kaip čia, turbūt tik motinos meilė besąlygiška, bet čia, jeigu kalbėt apie meilę, sunku pasakyti, bet santykiai tai tikrai yra sąlygiški ir tikrai galima padaryti dalykų, kurie sugriaus santykius ir greičiausiai taip pat ta meilė irgi gali tada blėsti ar žlugti. Tai šiuo atveju vyro ir moters santykiuose meilė, jinai turi sąlygų tam, kad jinai galėtų būti ar vystytis, nes meilė tai nėra stabili būsena, meilė tai yra procesas, tai yra vystymasis, yra dalykai, kurie gali tą procesą griauti, žudyti, ardyti, stabdyti. Tai man belieka tik sutikti su tuo, kad meilė turi sąlygų. Tai jeigu meilė turi sąlygų, ar tose sąlygose yra kažkokia pagalba, jeigu jau sąlygo čia kaip gaunasi kaip matematikoje, jeigu yra sąlyga, tai tada mes turim tą, sudedam tą su tuo, arba atimam, arba padauginam, ar galima padauginti to įsipareigojimo, ar yra kažkokie konkretūs, kaip dabar sakoma, tipsai ar punktai, kuriais vadovaujantis tą įsipareigojimo susivokimą arba supratimą arba
paliudyti vienas kitam, arba net išreikšti, arba galų gale netgi padauginti to įsipareigojimo. Kadangi mūsų tema šiandieną įsipareigojimas ir mes negalim, kalbėti, kaip čia, apie įvairius ir visus galbūt tos, santykių ir meilės santykių tarp vyro ir moters aspektus, tai liksiu ties tą įsipareigojimo temą ir čia turbūt keletą dalykų. Tai vienas dalykas tai yra apsisprendimas. Apsisprendimas ar įsivardinimas savo, kitam žmogui ir galbūt aplinkoje esantiems žmonėms vis dėlto, koks tai yra santykis ir kokius aš apribojimus prisiimu dėl to, kad tas santykis galėtų būti. Tai yra nepasilikti tokioj nuostatoj, kad dalykai vystosi savaime, jie kažkaip vystosi, aš tarsi nieko nesprendžiu, bet taip gavosi viskas. Nes tada tai provokuoja jausmą, kad įsipareigojimai užgriuvo mane, o ne aš juos pasirinkau. Ir tada tai skatina pasijausti spąstuose, kad kažkodėl dabar čia kažkokių dar atsiranda, pareigų, įsipareigojimo, apribojimų ar dar kažko. Ir tai iš tikrųjų gali trukdyti tą atsidavimą kurti. Tai kaip tik tampa tokiu atveju, kai nėra pasirinkimo, tai tie apribojimai, jie gali atrodyti, kad kaip tarsi iš išorės primesti, ar čia kiti man primeta. Ir tokiu atveju žmogui bandyti vis dėlto įsivertinti, o ką aš pasirinkau, kokių aš noriu santykių, kokių aš noriu tų apribojimų, kurių mes laikytumės, kaip mes tą įvardinam vienas kitam, kaip aš tą įsivardinu savo, tai yra svarbus klausimai. Čia gal nepainioti apribojimų su suvaržymais ar represijom. Taip, nepainioti to su, sakysim, kokiu nors diktatorių vykdomais suvaržymais, žodžio laisvės ar dar kažko. Nes tada galima iš tikrųjų pasijausti tokiu persekiojimų disidentų, kurį čia iš manęs dar kažkas kažko nori. Tai iš tikrųjų gali tapti tokiais spąstais ir tokia nuolatinė kova dėl to, kokių čia taisyklių iš manęs, ko čia tikisi, ko nesitiki, bet tuo pačiu tarsi žmogus gali nematyti prasmingumo tų taisyklių, kurių svarbu laikyti santykiuose ir kalbėtis apie tas taisyklės. Taigi, pirmas toks priminimas apie tą apsisprendimą. Tai visada yra geriau apsispręsti, o ne plaukti pasroviui santykiuose. Tai yra tie apsisprendimo taškai arba pasirinkimo taškai yra svarbus. Antras dalykas tai yra rodyti savo atsidavimą vienas kitam, nes jo nerodimas griauna, trikdo santykius ir daug žmonių, kurie nematė savo šeimose, kaip tėtis ir mama rodo savo atsidavimą vienas kitam, arba kurie gyveno tik su mama, arba tik su tėčiu. Ir be abejo, mes matome tą ne tik savo šeimose, mes apie tai skaitome knygose, mes apie tai matome filmuose, mes tai matome tarp kitų žmonių, mes patiriam atsidavimą mūsų atžvilgių ar kitų atžvilgių ne tik poros santykiuose. Tai nėra, kad viskas sąlygoja tai, ką mes matėm tėvų bendravime, bet yra dalis žmonių, kuriem iš tikrųjų nėra paprasta rodyti atsidavimą. Kuriem, tai yra, jie kažkaip tarsi, tai čia turėtų viskas būti savaime suprantama ir aišku. Čia kaip tam anekdote, kur vyras sako, per vestuves aš tau sakiau, kad myliu, tai jeigu kas pasikeis, tai informuosiu. Tai tas nerodimas atsidavimo, jisai skatina tą abejonę, ar čia tikrai kitas žmogus myli, ar tik laikosi taisyklių ir tada taisyklių toliau laikomasi, bet nusiviliama, kitas žmogus neparodo to tikro rūpesčio ženklų ir toks ydingas ratas užsisukinėja tarpusavio santykiuose. Tai nebijokite rodyti tų atsidavimo ženklų ir dovanokite kitam tokias dovanas, ką kitas mėgsta. Nes jeigu jūs mėgstate kavą, o kitas mėgsta arbatą, tai kitam reikėtų ne kavą dovanoti, o arbatą. Tai šitoje vietoje svarbu, kad jūs gerai žinotumėt, kas kitam žmogui smagu, tai ką kitas žmogus vertina, kokie ženklai kitam žmogui prabyla apie jūsų atsidavimą ir rūpestį tuo žmogumi. Tai šitame punkte tikriausiai telpa tie bendri draugiški pasikalbėjimai, pasijuokimas kartu, bendros pramogos, tas laikas, kurį mes džiaugiamės vienas kitu, patiriam įspūdžių puikių, kai dažniau norim ir stengiamės atleisti vienas kitam arba mažiau koncentruojamės į save, kai padrasinam tą mylimąją mūsų,
pasidžiaugiam, kad jisai yra mūsų gyvenime, ar ne? Arba šiaip peržiūrim tos prisiminimus, ar ne, tos, kaip sakė, pavartom albumus, jeigu tokius turim, arba pažiūrim video įrašus, jeigu tokių turim prisikepę telefonais išmaniaisiais. Pakalbam apie ateities planus. Ne, tikriausiai, čia tilptų tas praleistas laikas ir tie potyriai į tą antrąjį punktą. Taip, ir aš visiškai sutinku, kad tai ypatingai susijęs su laiko skirimu vienas kitam. Nes ypač dabar, kai mes tokie sportininkų ar ne tauta, viską reikia greitai, reikia varyti pirmin, daugybė tų darbų, taip pat didžiulė pasiūla pramogų. Ir dar laiko paskrolinimui reikia ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai, jie suryja laiką, jie suryja energiją ir tada surasti to laiko vienas kitam, kuriame skiriamas pilnas dėmesys kitam žmogui. Ir tada tos veiklos ar užsiėmimai, apie kuriuos jie visi tikrai yra šitame sąraše ir turbūt jį galima būtų tęsti ir galima būtų reitinguoti, vienam žmogui vieni dalykai labiau prie širdies, kitiem kiti, bet laiko ir to kokybiško pilnaverčio dėmesio vienas kitam, to įsižiūrėjimo, įsiklausimo į kitą žmogų svarba didžiulė. Taigi, tai linkim visiems mūsų klausytojams nepamiršti vienas kito, nepamiršti skirti laiką vienas dėl kito, nepamiršti kartu juoktis, nepamiršti kartu kurti ateities planus, nepamiršti pasakyti ačiū tau už tai, kad tu esi. Taip pat kviečia mūsų klausytojų nepamiršti sudalyvauti kurse Gyvename ir sugyvename. Taip, kurse, kur apie tai kalbėsim detaliau ir ten bus užduotis poroms, taip pat, kur galim bus kalbėtis apie tai. Ir prie palinkėjimo aš dar pridėčiau, nebijokite rodyti to atsidavimo ir nebijokite prisimti tų apribojimų arba tų taisyklių, kurias prisimate tam, kad jūsų santykiai augtų, gyventų, vystytųsi ir save pagirkite ir kitą pagirkite, nebijokite to pasidžiaugti, kai tai pavyksta. Tai ačiū Algirdai. Ačiū Artūrai. Ir iki. Iki visiems. Visą kursą Gyvename ir sugyvename. Taip pat daugiau naudingos informacijos rasite internetinėje svetainėje sugyvename.lt.